Tai labą dieną. Po visų švenčių, po visko norėjusi iš pradžių sakyti, tikiuosi, kad jūsų šventės ir nauji metai prasidėjo gerai. Bet toks juokas ima, kad nesakysiu, nes, kaip prasidėjo, ką turit, vadinasi, to ir reikia. Čia kaip iš tų pamokėlių. Norim vienaip, o kaip yra, taip turbūt reikia. Tai toks juokelis po naujų. O nauji prasidėjo, tai, kaip sakyti, ne tai, kad nejuokingai, bet labai įdomiai ir su labai įdomiais pastebėjimais, tendencijomis, iš ko aš susidariau išvadą ir vidurkį, kokie metai šie yra. Labas, Akvilė. Kokie metai šie yra ir ką jie mums atneš, į ką atkreipti dėmesį. Vat ta nata tokia pagrindinė šių metų, su kuo teks dirbti, aš taip įsivaizduoju ir jaučiu. Nes, sakykime, pirmos dienos ir pirma savaitė aplinkoje, komentaruose, temose visur vyravo viena tema. Tai su kuo reiks, sakau, dirbti, tai yra branda ir užaugimas. Kad per šiuos metus mes turime užaugti pagaliau ir subręsti. Ką tai reiškia užaugti ir subręsti? Išsiugdyti kuo didesnį savarankiškumą, nepriklausomybę nuo kitų, nesvarbu ar tai finansinė nepriklausomybė, ar emocinė nepriklausomybė, ar prisirišimai kažkokie. Aš esu įsitikinus, kad šie metai duos tokias situacijas, kurios vers mus tapti savarankiškais, pasitikinčiais savimi, subrendusiais. Gal net bus kažkiek susiję ir su išmetimu į vienatvę, pavyzdžiui, situacijos, nusisuko draugai, kažkas išsiskyrė, kažkas tai buvo paliktas, bet arba laikinai, arba tam, kad mes atsistotume ant savo kojų, atsisėstume ant savo subinės. Taip pasakyti galima. Jeigu aš esu emociškai priklausoma, pavyzdžiui, nuo aplinkinių nuomonės, nepasitikiu savim, sakykime, ar ne, ir man nuolat reikia, kad kažkas sakytų, kokia tu čia faina, kaip tu čia gražiai darai, kaip tu čia gerai kalbi, kaip tu čia, kokia tu čia, vau. Ir jeigu aš to negausiu, ar ne, sakykime, kas vyksta žmoguje, kuris negauna to, ko tikisi, to maitinimo, ar ne, taip, kyla pyktis, nusivylimas, ašaros, abejonės, nepasitikėjimas savim, daug dalykų pakelia į viršų tą situaciją. Ir su tuo reiks dirbti, nes turi ateiti laikas, kada mums nereikės, kad kažkas patikintų, kokia tu graži, kokia tu protinga, kaip tu gerai pavarei. Mes turėsime tą išmokti patys savyje jausti, turėti, žinoti, aktyvuoti. Ir tas pats ir savarankiškumas, kad aš esu ir pati iš savęs pakankama. Ir jeigu grįžo vyras iš darbo ir, pavyzdžiui, nepaklausė, kaip tu šiandien, tai iš ego galima užsigauti ir galvoti, kad jis manęs nemyli, aš jam visai nerūpiu, aš jam neįdomi, ką aš čia per dieną veikiau. Tai, kaip sakant, labą dieną, pradėkim nuo to, kiek aš pati savo įdomi, kiek aš pati savim rūpinuosi, kiek aš pati savo skiriu laiko, dėmesio, kiek aš pati tobulėju savyje, savo viduje, kiek aš trokštu kažką sužinoti, naujo išmokti ir ieškoti būtent priežasčių, kodėl man reikia kitų žmonių, pavyzdžiui, palaikymo, kodėl aš be kitų žmonių paramos, patikinimo, to ryšio negaliu jaustis pilnavertė, ar ne? Ties tuo reikės dirbti, aš manau, šitie metai bus apie tai. Apie finansinį savarankiškumą, stabilumą irgi eis pamokos, nes jeigu esam suaugę žmonės, ar ne, tai turim atsisėsti ir ant savo subinės ir išmokti save išlaikyti, savim pasirūpinti, nesijausti tais bejėgiais kačiukais, aklais kažkur ten blūdinančiais, nežinančiais kelio, kur eiti. Tai temos bus ir apie kelią, apie savirealizaciją, apie tą, ko aš čia gimiau, vėl grįšim prie tų pačių temų. Tai darbo laukia nemažai, iš tikrųjų, nes bus keliamas dumblas toks iš apačios į viršų. Ką buvom nukišę giliai, pakavoję, paslėpę kažkur, tikėdamosi, kad to niekas neras, arba jau liko praeity, čia pamirškim.
neišeis pamiršti, nes tai yra balastas, tai yra svoris, o metai kalba apie kilimą, apie augimą, apie visus tuos dalykus, kurie mus ves į pokytį. O pokytis su griaučiais spintoje neįmanomas. Aš nesakau, kad tuos visus griaučius reikia dabar visiems traukti ir rodyti, kad apie tai rašyti skelbimus, postus, ten kažkam prisipažinti. Esmė yra pripažinti savo tuos griaučius ir susitaikyti su savimi. Taika viduje. Jokio kaltės jausmo, jokio saviplaikos, nieko. Sakykime, žinau moterį, kuri plaka save ten pasidarius 5 abortus, ar ne, tai yra jos akmuo, bet jinai su tuo puikiai tvarkosi, mes dirbam ir valos, jinai ir susitvarkys ir bus viskas ok, bet be šito darbo su savimi, pažiūrėjimo į save, į praeitį, kokia buvai, kodėl taip pasielgiai, kodėl tokius pasirinkimus padarai. Be viso to pradirbimo vidinio nėra ėjimo sklandaus į priekį. Tai aš nekalbu, kad čia pas visas kažkas tokio, bet aš tiesiog kaip pavyzdį pasakiau situacijos palyginimui, jeigu esam kažkur, kažkas ten, nežinau, praeitis mūsų, mes turim, kaip sakau, ir tamsas, ir šviesas pusės savo, ir mūsų pasirinkimai buvo gal kažkokie, dėl ko, kaip sakau, nusipurtai ir atrodo, o ne. Užmirštam, uždarom tas dureles. Nežinokit, šiais metais būtų gerai tas dureles atidaryti bent savo prieš save ir pasakyti, kad su tuo, ką padariau, su tuo, ką pasirinkau, kokia buvau, taika. Viduje yra taika, aš tai priimu, mano pasirinkimai buvo įtakoti mano sąmoningumo, mano žinių, mano patirčių kažkokiu. Ir jeigu aš tuo metu padariau tokį sprendimą, tokį pasirinkimą, vadinasi, man tuo metu to reikėjo. Tiem, kas dalyvavo toj situacijoje, to reikėjo. Ir reikia tą priimti ir suvokti, kad taip ir turėjo įvykti dėl kažkokių priežasčių. Ir viskas, paleisti tuos visus akmenis, tą tokį dumblą sukelti, jeigu reikia paverkti, prasitransformuoti visas kaltes į priėmimą savęs, į tą suvokti tą meilę savo, dar kartą perjausti, kas yra ta vis tik meilė savo. Ne apie savimeilę kalbu, kada iš ego, žinai, man čia, taip, taip. Ne, apie tą nuoširdžią meilę savo su gerumu, švelnumu, atlaidumu ir palaikymu savęs. Nesmugdymu, neplakimu, kaltinimu, o palaikymu savęs, ko labai reikia. Ir kad turim išmokti save palaikyti, pačios į save atsiremti, kad būtume stiprios, nes jeigu nebus šalia žmogaus, iš kurio tikimės, kad mane jis turi kažkaip čia linksminti, palaikyti, guosti ir taip toliau, tai čia yra tam tikra mūsų silpnybė. Šie metai tam, kad mus sustiprintų, praplėstų, pagrindą po kojom sukurtų ir mes galėtume eiti toliau į dar kitus metus ar dar ten kažkur toliau. Tai čia yra tokia pagrindinė žinutė, su kuo reiks ką tvarkytis. Ir dar yra momentas toksai, kad šie metai apie tą savęs pažinimą, užaugimą ir grįžimą namo. Grįžimas namo tai nėra, kaip jį įsivaizduoja grįžimas namo. Jau esu minėjus kai kuriuose įrašuose, kad mes esam visi iš skirtingų pasaulių, iš skirtingų, kaip pavadint, protų planetų, ar ne, iš skirtingų planetų atėję. Ir tos planetos, tie pasauliai, mus įtakoja, mes esam labai skirtingų struktūrų. Kaip sakau, drugeliai, drakonai, fėjos, undinės, kas nori, kaip sakau, visi pasakų personažai, ar ne? Tai tas grįžimas namo yra tai, kad po ilgų tų tokių kelionių, klajonių, po visatos užkampius, ar ne, mes kaip tie sūnūs paklydėliai turėtume grįžti vis tik namo ir prisiminti, iš kur mes atėjom čia. Kas mūsų laukia kažkada, kažkur, ar ne? Iš kur mes galime imti palaikymą, energiją, žinias, stiprybę, kad vis tik negalvotume, kad aš pati čia viską galiu, aš pati susitvarkysiu,
arba kaip tik kiti galvoja, būna nusodinti ir galvoja, kad mes čia vieni palikti, kažkaip niekas čia padėti negali, toks beviltiškumo jausmas užpuola, bejėgystės, tos tokios, kai nežinai ką daryti, kaip daryti ir panašiai, kuriuo keliu eiti. Tai tas grįžimas namo, tai yra irgi praktika, kurią galite pabandyti padaryti. Na, yra labai paprasta iš tikrųjų, protą tik reikia į vietą padėti, suvokti tą tokį vaizdinį susikurti, kaip darom, bet atstatau ryšio kanalą, ar ne, atstatau savo ryšio kanalą, išvalau, praplečiu tiek, kiek reikia, paleidžiu tiek, kiek energijos srautus, ar ne. Ir viską stebim tarsi, kaip iš šono, bet lyg jaučiam, kad tuo kanalu ryšio mūsų tas energetinis kūnas kylu ir su mintim užduodu užklausą, kad aš noriu grįžti namo pas savo tuos dvasinius sielos tėvus, į giminę, į šeimą. Noriu grįžti į tą pasaulį, pažiūrėti, tiesiog noriu pareiti namo. Tai nereikš mirties fizinės ar ten dar kažko, viskas vyksta kaip meditacija ar ne, filmuko kūrimas. Paprastas įsivaizdavimas, matymas, tik leidimas savo matyti, ką atneša vaizduoti. Nes mes dažnai kažką pamatom, kažkokį vaizdinį ir jį nubraukim. Čia nesąmonė, čia protas sukūrė, ne, čia filme mačiau, čia taip negali būti. Okay, o kodėl nepažaidus su ta vaizduoti, ar ne? Jeigu aš mintimis užduodu užklausą, ką aš noriu pamatyti, vaizduoti ir dirba ir rodo tuos failus, atidarinėja, ko aš paprašiau. Kaip kompė, man reikia tą atsidaryti, aš atsidarau. Tai lygiai taip pat ir čia su tuo savo sielos failu ir tuo subtiliu pasauliu aš duodu užklausą, kad aš noriu grįžti namo, noriu pagaliau pamatyti savo tėvus. Galbūt jaučiu, kad noriu atsiprašyti už tai, kad tiek laiko, gal net gyvenimų, juos ignoravau, nesikreipiau, o gal buvau išdidi, o gal buvau užsigavus, o gal, nežinau, tiesiog pamiršau apie juos per tas keliones savo gyvenimų, ar ne? Ir, jie visada laukia, jie yra tenai. Ir atrodo, tą mintį paleist, kad aš noriu grįžti namo, noriu juos pamatyti, noriu su jais susitikti. Ir tada paleisti tą tokį filmuką, kaip vyksta tas grįžimas. Leisti savo įsivaizduoti, sukurti, kokiam pasaulyje, į kokį pasaulį aš grįžtu, kas manęs ten laukia, kas mane pasitinka, kaip atrodo, su kokia emocija mane pasitinka, ką aš pati jaučiu, ar aš noriu atsiprašyti, ar ten su meile, ar ten dar kažkaip. Pradirbkit šitą, pabandykit šitą padaryti. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu, būtent dėl to ryšio užmezgimo abipusio. Iš tenai ryšį mes turim praktiškai visada. Jie visada laukia, kaip tie tėvai mylintys laukia grįžtančių savo vaikų, ar ne? Bet mes turim išreikšti laisvą valią ir norą grįžti, pamatyti, susitaikyti, kaip jau jums ten eisis, ką reikia atlikti. Ir tada, kai yra abipusis tas ryšys, žinojimas, kad yra kažkur kažkas, kas mane besąlygiškai, belekai besąlygiškai priima, myli ir palaiko, viduje ateina taika ir ramybė ir toks žinojimas, kad aš viską galiu čia, kad čia visada esu palaikoma ir viskas yra gerai. Tada ateina ir kiti dalykai, ir ta informacija, ką aš čia turiu padaryti, kaip čia turi kas vykti. Ramybė ateina. Tai aš tą labai rekomenduoju. Jeigu kils klausimų arba, pavyzdžiui, abejonių šitame pradirbime, ar norėsis palydėjimo, palaikymo kažkokio, tai galit bet kada parašyti, galim pasiskambinti, pakalbėti. Patarčiau, padėčiau, jeigu reikia, bet pabandykit, čia nėra nieko sudėtingo tiesiog. Ir aišku, labai būtų smagu gauti atsakymą, kaip jums sekėsi, jeigu bandysit tai daryti, ar pavyko kažką, ką išjautėt, ką supratot, kokie suvokimai atėjo. Tai va. Ir ką, pradžia metų bus daugiau visokių įžvalgų, filmukų, klipukų. Tiek, kad labai daug, labai intensyviai viskas pas mane, daug darbų, mokyklos naujos, pažymos, visokie registravimai, tai neturiu kada iš tikrųjų prisėst, va šiandien pirma diena, kai po atostogų visi vaikai išėjo jau į mokyklas, tai man dabar tokia
nežinau net į kurią pusę pirmą pasileisti. Iš pradžių tai ramiai kavos pasidariau, pasidžiaugiau, kad tyla, ramybė namuose. O dabar jau toliau matysim, kaip čia bus. Gal dažniau pasirodysiu, daugiau kažką pradirbsim. Ir ką, sėkmės gyvenimuose ir darbuose. Iki.